Grüne Hölle. Tolesnis pragaras. Mums kaip tik tenai. Labą rytą. Iš Nürburgringo. Blemba kaip sunkiai keltis. Toks 7:30 dabar. 8 atsidaro infocentras, tai galvoju būtent 8 pasiimti savo bilietus. Po vakar dienos tai. Oi. Blemba kaip sunkiai buvo. Tai skaitykit, nuo 10 ryto sėdau ant moco, tai su tokiam minimaliom pertraukom. Jau stojau valgyti tik tai ten, kur apyliausi. Ir čia atvažiavau tik tais 10. Čia irgi. Nu, taip aš taip ir galvojau, kad tai bus, tai kempingas čia pilnutėlis, net batų vos nėra kur pasidėti. Tai susimokėjau irgi taip įdomiai, ne vokišką stilium. Susimokėjau už elektrą, už vietą. Nu ir sako, ten va yra prie 5 tualetų 3 vieta. Toksai ten lopais tokiais sužymėta. Sako, varyk tenai. Ir sako, kolega tave pasitiks. Ir parodys viską. Tai aš jau vien tik tai to lopo 3, tos tipo parking plats 3 ieškojau čia kokia 30 minučių. Tai kolegą surast nepavyko. Radau čia kažkokia 2 tipo vaikšto. Sakau, kur čia 3 tas parkingas? Nu, taip neužtikrintai. Tai čia turbūt. Nuvažiavau ten pa žmonės, lauksiu, sakau, čia 3 parkingas. Ne. Paskui jis man rodo, čia jau pavažiuok į viršų į dešinę. Ir sako, ten bus. Tai, žodžiu, čia tam plotė, belė kur čia pasistačiau, kur tik vietos radau. Ir viskas. Čia tipo toks rezervuota uždėta, sudvalyta ženklų, bet aš jau nežinau, kur čia dar kitur galima statyti, čia jau tiek žmonių. Čia jūs net neįsivaizduoja, kiek čia žmonių. Tai paskutinį kartą aš tiek žmonių mačiau, va, kažkokiam panašiam renginį, tai Lojakas rallycrossas ir šitas, ir Helas, ne Helas, atsiprašau, Helisas, kur Happy Streetas yra. O jetau. Hebasės, čia ne 100 000, čia milijonas turbūt žmonių. Tai jie čia atvažiuojant tų parking vietų palei patrasą, ten dar kokie 30 turbūt buvo. Belė ką. Tai šiandien planas toksai apsiuosti čia viską, nueiti iki Tuliko apsipraus, kol visi čia. Nes vakar čia visi siautė, nu čia toks, sakau, tos prie Happy Street'e čia atvaro žmonės paošt ir čia jam tos varžybos tik tais toks, priežastis vos ne. Esi lūžusi. Vaikšto per minę, gal koncertas, beje, kiek aš jau užbėgau, dar čia groja. Tai jei ten prie trasos nepavyko, nes aš bilieto neturiu.
ten bilietas, tai į visur realiai ir čia tos koncertus, nu, žodžiu, kur nori ten eini. Tai va, tai šiandien būtinai bilietą reikia. Prasėda, papiškiau juda. 8. 7:30. Bilietą reikia susiorganizuoti infocentre ir va. Ir galima bus judėti paskui jau ramiau. Tai čia galima kaip ir daiti iki jo, bet nežinau. Jeigu tai esate uždaryta, aš jau pro trasos tokį tą pagalbinį kelią. Vakar tai ten buvo užtverta. Šiandien pažiūrėsim. Blemba, akis kaip perština. Nuo vakar čia to važiavimo. Tai stikalmocu 12 valandų prasidėjau. Jau gale tai čia viskas skaudėjo rankas ir kojas ir riešus ir šikną ir kaklą. Žodžiu, labai sunku buvo. Tai va, tai bet vietoj, čia šlapia, aišku, buvo lyja, čia belė kaip sakė. Palos, tai tokių drožlių čia prisispardžiau po palapinę, pasistačiau. Paskui parodysiu, kaip įsikūriau ir viskas. Ir tai realiai, ko neišpildžiau, tai elektros nenorėjau čia pas kaimynus belstis, nes čia irgi visi lūžė. Tai šiandien reikės elektrą gal atsivesti į palatkę, jeigu duos. Nors susimokėjau irgi. Ai, tiesa dar. Čia tas parkingėlis mano, tai 103 eurų iki pirmadienį. Su elektra. Žiūrėsim. Nu, turim. Čia mano temai, tai čia yra full max mega 3000 Nürburgring experiences. Nu, bet man tai patinka. Aš tokių nuotykių ir ieškau. Tai jo, tai ką, einu praustis, valytis dantų ir eisim ieškot nuotykių, eisim ieškot bilietų. Varom. Pirmas rytas Nürburgringe ir turim va tokį kempingą ir tokias balas aplinkui. Ir čia tokia tipolė invalidų miestą, ta invalidų vieta. Žodžiu, bet žmonių tai belekiek. Tai aš kaip ir atsikėlęs, nusiprausęs, sunkiai kažkaip mėgojusi, bet po vakarykštės dienos tokios žiaurios to važiavimo, tai nėra ką norėti. Ir viskas, einu į infocentrą, pasiimt bilietų, nes čia tipolė per trasą galima būtų palei tokį takelį, bet ten apsauginiai stovi. Tai eisiu dar paklaus, bet jaučiu, kad neįleis. Tai va, reikės pėdint 3 kilometrus ir pasiimt bilietus ir duosiu žinot tada. Nu, pasirodo, praleido čia tą vidinį takelį. Tik tais čia va, kur yra tokie įmai, tai jau prie trasos neprileidžia. Bet tai aplinkui. Čia taip reikia aplink trasą, per tiltelį ir į infocentrą. Pasiimu bilietus, pavalgau ir čia jau kaip ir veiksmas toks prasideda. Tai va, tai judesys vyksta. Kempingėliai, tai čia visur. Čia iš vis šūdatė nemokamas, čia visur aišku mokamas. Ten tualetai, tam, kur čia Nürburgringo kempingas, tualetai yra, dušas, elektra. Ten už mano tą, kur matėt tą kempingėlį, tai sumokėjau 103 eurų. Tai va. Va toks šitas gyvenimas. Biški oras ne kažką, bet lyt nelyja, kad visai taip lytų.
Va, dar mintis tokia. Nusipirkti praėjo, pamačiau su lietsargiais Nürburgringo, tai gera idėja būtų nusipirkti bent kokį lietsargį. Nes čia pagal prognozes, tai va čia tai va, visą laiką bus ciniaukia, plus 15 ir tai palyja, vėl nelyja, rūkas palyja ir visą savaitgalį va tai va bus, tai norėtųsi aišku didesnio to lietsargio, bet kaip aš jį parsivešiu paskui. Arba nebent kažkaip į siuntas įdėti ir tada mes, žiūrėsim. Kažkas sugalvos, bet lietsargio tikrai reikia. Botų ir lietsargio realiai reikia. Aš čia dabar kažkur. Čia kempingas. Čia tik tais GP trasa. Įsivaizduoju, kiek čia veiksmo. Man reikia čia. Šitą lentelę pasižiūri ir viskas aišku. Mercedes tribūna, Išsėn tribūna, BLM Power tribūna, Ring Boulevard, Eifeldorf, Grüne Hölle. Žalėsis pragaras. Mums kaip tik tenai. Grinai vokiškas stilius. Čia bele koks metų renginys, galėtų dirbti šitą kavinę kiaurą parą. Ir čia visą laiką būtų žmonių ir būtų kas ką perka. Bet, vokiečiai yra tokie. Šiknos neparduoda už pinigus. Nes žino, kad tų pinigų visada bus mažai. Realiai čia Niurbas. Čia žmonių bele kiek. Veiksmas bele koks. Ir čia tas pats. Viskas uždaryta. Atsidaro tik tai nuo 10 ir ne kitaip. Turbūt atsidaro 12. Meka. Motorsporto meka. Žmonės keliauja į melstis bažnyčią, ten kažkokie musulmonai į Meką. A mes keliaujam į Nürburgringą. Kieno čia skulptūra įdomu. Fangio. Gal nežino. Vos tai čia turbūt skulptorius. Turėtų būti ant mašinos iškaltų kažkur. Bet nėra. Sakysim, kad Fangio. Reikia istoriją pažiūrėti. Ir čia tikrai su Mersu važiavo. Bändchen, Ausweis. Einmal hier. Hier, unterschreiben. Ja, und das ist für Sie, das ist die Rechnung. Okay. So. Das danke. Kein Problem. Viskas oficialiai, bilietuką turiu, juostelė tokia ant rankos, 7 eurų. Čia visas centras yra. Radau lietsargių, tenai yra
bet raudoni. Būtų juodas, būčiau nusipirkęs 2 euriukų. Nėra kosmosas, tai eisiu ieškoti juodą. Gal mažesnį rasiu. Bomba. Čia vat yra 22 metų laimėtojų Audi Falcon komandas. Tokie rimti bičiai iš vairo. Rins, Van der Linde, Audi pilotai. Ich darf das gar nicht kennen, ich habe damals erwähnt, wie ein kleines Kind ist. Sie haben Nürburgring aufgewachsen, groß. Nu, jūs laimėtai tas pats, kas Le Manas. Gal kažkada ir mums pavyks, bet pradžiai tik tai dalyvauju. Tai laimėjimus dar reikia daug žolės apšyti. Čia vienas rimtesnių toksai automobilis, vienas iš mano pirmų gyvai pamatytų GT3 automobilių. Tai atsimenu dar Hungaro ringe, pirmą kartą dalyvavom. Turbūt net vienintelis ten buvęs GT3 automobilis. Net pasimečiau sakydamas, kad čia GT4, bet jo, šitas toks pobaisis. Ir sakau, vienas pirmų gyvai mano matytų GT3 automobilis. Hungaro ringe, turbūt 2009 ar 2008 metais. Geras, buvo tik kitas. Pastebėkit. Veidrodėlių nėra. Kameras. Čia. Spoileriukas, tai toksai bombinis. Das Ding mit 5 Straßen auch, schwer zu sagen. Aber das ist mir relativ viel, dass das nicht total Oh, ja, echt.
musst halt sonst ein bisschen Aufwand machen. Was halt auch. Jetzt sehr, sehr vorsichtig. Ein Bier, schauen wir mal. Ну, вот так что-то wenigstens. Dann wirst du Kosmos, Porsches. Heißt es im Prinzip, sich vorzubereiten auf das Rennen. Ich habe es gesagt. Ten armijos stendas, matai, va reikia į armiją šaukti jaunimą, lietuviam pasimokyti. Daher ist man gut beraten, sich jetzt schon mal so ein bisschen mit den Besonderheiten vertraut zu machen, weil das ist auf der Nordschleife natürlich ein ganz besonderes Thema. Ich habe es gerade erwähnt. Da laufen diese Bäche über die Čia mašinų, maisto, simuliatoriai. Žodžiu, yra ką veikti.